Aš jaučiu tokią kažkokią prabangą, tokią gražių medžiagų kažkokį tai kritimą, kvapą tokį gerų rūkalų, kavos ir tokią aplinką ir šiek tiek dulkių kvapų, bet man tas viskas taip susiveda, jūs net neįsivaizduojat nieko. Kaip mūsų ūkio ministras man sako, kodėl kitose mokyklose normaliai ateina direktorius, pakalba ir pasibaigia rugsėjo 1, pas mus dekoracijos, vaidyba, o jau pas tuos užgeso, o šitie dar švenčia. Taip, vyras yra grafikas, tokį įprodį turėjo, kad, reiškia, jisai nutapydavo darbą ir padovanodavo arba parduodavo. Bet jam atrodo negražu. Ne, dar reiktų pataisyti. Jis ateina savininko neklausęs, pasiima paveikslą, savininko žiūri, nėra paveikslo. Finaliai jisai nusineša namo, pataiso pagal save, tai gali būti labai didelis pasikeitimas ir grąžina paveikslą. Tai paskui jau sakė, tie, kurie pirkdavo, prikaldavo prie sienos paveikslą, kad jisai nepasiimtų. Aš esu Daiva Šlajienė. Šiuo metu galėčiau pristatyti save kaip akvarelistę, bet su menu turiu ryšį tą nuo vaikystės. Mes gyvenom senam senamiestyje. Ir ten kartais į lauką išsineždavo vaikai tokias voneles baltas. Ir tėvai leisdavo prisipilti vandens ir juose maudytis. Tai tas žaižaravimas saulės, šviesos ir vandens man buvo pirmas dalykas, ko aš labai žavėjausi kaip reiškiniu, kaip tokiu šviesa, vanduo šalia blizga ir tas baltumas, tas jautrumas toksai atsirado. Po to tikrai, kas žaidėt kokiom gydytojom ir prisimindavot iš mamos visokių buteliukų ir mes prisipildom vandens ir dėdavom po lašelį spalvos ir kiekvienas būdavo vis kitos spalvos ir jis toks perregimas. Tu galėdavai prieš šviesą pasižiūrėti, tokia vienokia spalva, kitokia ir tas žaidimas, o dar jie kvepia. Kiekvienas buteliukas kvepėdavo, ten kvepalų kažkada būta. Tai man atrodo, kad nuo to, kad įdedu spalvą į tą vandens buteliuką, nediduką, dėl to jisai taip kvepia, dėl tos spalvos. Akvarelė kaip toks reiškinys yra ir labai tam tikrą prasme prabangus. Jo tarsi pradžia tos akvarelės buvo tarsi, kad užsiimtų moteris kažkokia tai veikla anksčiau, ar ne, praeitam šimtmetį, sakysim. Bet jie išaugo į tokį profesionalų dalyką, kad ir vyrai dalyvauja, ir moteris dalyvauja. Kartais akvarelė būna labai plastiška, kartais jinai būna labai iliustratyvi, labai įvairi ir šiuolaikiška ir tuo pačiu toksai žaismas šviesos, vandens ir spalvos. Tai aš taip myliu tą akvarelę, tokią. Baigiau dabar vadinamą Kauno dailės gimnaziją, anksčiau jinai buvo Kauno Juozo Naujalio meno vidurinė mokykla, tapyba. Ir vėliau įstojau visiškai kitokią specialybę, tai buvo interjero specialybė ir kartu architektūros. Mes tokį diplomą ir turim, reiškia, dizaineriai ir architektai viename. Iš tikrųjų labai neblogai jaučiausi ir man patiko, architektūra taip pat labai įdomi, kaip ir interjeras pats, labai dermė graži yra šito dalyko ir aš savyje jaučiau labai tokį pasitenkinimą, todėl kad visada jaučiau, darydama interjerą, kad tobulai padarau spalvinį sprendimą. Galbūt ar architektai, ar dizaineriai kiti labiau žaidžia formomis. Aišku, tai man irgi nebuvo svetima, bet tas spalvinis sprendimas, aš to didžiuodavausi. Jeigu dabar giriuosi, tai reikia manyti, kad taip. Ir vėliau vis tik tai esu toks žmogus, kad pati neinu ir nesisiūlau kažkam interjerą padaryti ar panašiai. Aš laukiu, kol mane pakvies. Ir sugrįžau prie akvarelės. Dėl ko sakau, sugrįžau, galiu pasakyti, kad mokykloje, kai mokiausi, mes mokėmės nuo 5 klasės ir mums pradėjo pamokas vesti toks jaunas mokytojas Laimonas Trimonis. Ir mes pradžioje netapydavom, ten guašu ar kokia tai kita technika, o tokia akvarelė. Buvo tiesiog tokia pradžia. Ir aš nežinau, mes labai įmylėjom, bet aš noriu pasakyti, kad aš nežinau, ką aš išgirdau jo pasakymuose, bet aš supratau, dar vaikas būdamas, kaip reikia lieti akvarelę. Ir mane iš tikrųjų labai pagirdavo. Aš ten gal nebuvau ten super mokinė kažkokia tai kitose dalykuose, bet akvarelėje mane labai gražiai pagirdavo. Ir, kaip sakyt, aš jaučiu, kad aš jau negaliu įvardinti, bet jaučiu, kaip tai reikia padaryti. Gal nebuvau labai realistė kažkokia, bet tas koloritas ir bendra apibendrinta forma, tai man nesvetima buvo. Tai tas, sakau, šviesa,
spalva, vanduo ir, pavyzdžiui, debesis irgi. Gyvenime yra tekę važiuoti ir buvo labai lietingas dangus, bet jis buvo ir pilkai lietingas, ir tuo pačiu kažkokią spalvą turėjo. Aš atsimenu, su žmogum važiavom vienu ir taip įsižiūrėjom, taip pradėjom kalbėti, jog pravažiavom tą vietą, kur turėjom nuvažiuoti ir, kaip sakyti, bet viskas nieko tokio, grįžom atgal, kad dar kartelį pasižiūrėti tos debesis. Tai iš tikrųjų, va toks emocinis ryšys man su akvarelė yra. Ir mano pačios akvarelė yra ganėtinai kontrastinga, ganėtinai ryški ir tuo pačiu liejimo daug. Ji iš tikrųjų kitokia, man yra, net kai kurie dailininkai sakė, tu kitus klausimus sprendė akvarelė negu įprastai tradiciniai. Taip, bet aš žaviuosi bet kurią akvarelę. Man ir jautri, subtili, graži yra, aš vertinu menininkus, akvarelistus, lygiai tas pats kažkokia iliustratyvi ir sausa, bet jinai išieškota iki galo ir, sakysim, yra labai laisvai liejama tokia akvarelė, labai, mano tokia tarsi dermė tarp laisvo liejimo ir tuo pačiu šiokio tokio lyg sustojimo ir mokėjimo kažkokią detalę padaryti sausiau, bet spalvinė intensyviau, kas man svarbu, ir vėl pereiti į tą tokį liejimą, kuris neįsipareigoja kažką nupiešti konkrečiai. Ir vėliau, jeigu kalbant apie akvarelę, nors aš sakau ir tapybą baigus ir gražiai su aliejiniais dažais turėjau tą santykį tokį, bet jeigu apie akvarelę toliau kalbant, turėjom nuostabų mokytoją Algirdą Lukštą, tai Kaune tai tikrai jį visi žino. Ypatingas žmogus ir dabar vyksta jo atminimui plenerai ir mokiniai jo buvę susirenka jo mamos gimtinėje ir ten vyksta tokie gražūs plenerai, po to mes darom parodas jo atminimui. Tai ir turėjau šitą mokytoją, jisai ypatingas buvo visiems. Jau čia negaliu sakyti, kad ar tik tai man, ar kažkaip, bet visiems. Ir ta akvarelė, jo akvarelė ypatinga ir mes tą akvarelę pamilom iš tikrųjų. Realiai aš su šito mokytoju turėjau tik tai pusmetį jo dėstymo, bet atsimenu visam gyvenimui. Ir yra tų dalykų tokių, kurių jisai išmokė, ar pristatė, ar patarė, gal kažkur buvo tik 10 minučių, bet tu naudoji šitą gyvenimą ir suprantai, jog šitas mokytojas tave būtent šitą išmokė. Pasakysiu taip, mano paveikslai tai yra tai, ką aš sukuriu žodžiu arba mintimis, kažkoks teatras. Ir tada aš jame dalyvauju. Aš lieju ir gal kažką pakeičiu, bet visada yra siužetas, visada yra tokia teatriška nuotaika. Aš nuo to negaliu atsiriboti, nes aš pati tokia mėgėja visokius scenarijus susikurti ir tose paveiksluose aš gyvenu. Aš jums galėčiau papasakoti kaip istoriją, netgi kartais parašau keletą kokių tai tezių arba iš tikrųjų gražų kokį pasakojimą. Tarpukaris, Kaunas. Tai buvo karjerą padaręs skyriaus viršininkas. Nelaimėlis ištiktas amžiaus krizės nubėgo didesnį lanką nei bet kuris kitas šio balto trapaus porcelianinio kūno gerbėjas ar moteriškų keliaraiščių kolekcionierius. Dabar paliktas už miegamojo durų, jis rankomis parėmęs galvą svarstė, kada tai banaliai liko laukiančių. Aukštuomenės vakarėliuose jo išrinktoji skęsdavo scholastikos debesise. Mažiau išprususios poniutės pritariamai jai linkčiodavo, o kartais nuraudusios žvitriomis akutėmis aplinkui ieškojo nors menkiausio paaiškinimo, kas vyksta. Tuo tarpu vyrai be išimties. Jie matė tarsi šilkose vyniotą karamelinį saldainį, o jos dorovingos kalbos skatino jį čia pat svetainėje išvynioti, godžiai susigrūsti burnon ir švelniai liečiant gomurį sukinėti liežuviu. Dargi mėgaujantis, ciksėti lūpomis, visais savo pojūčiais jaučiant, kaip draudžiamas vaisius tirpsta burnoje. Taip, jos baltas ir trapus porcelianinis kūnas vyrų galvose kalbėjo visai ką kitą. Žodžiu, ir tada man teatras, ir spalva, ir forma, ir judesys, ir tas suliejimas, kur reikia, kur nesvarbu jisai nueina į kraštą. Aš net tokį jaučiu, kaip jums pasakyti, bet kada aš einu į teatrą, aš jaučiu tokią kažkokią prabangą, tokią gražių medžiagų kažkokį tai kritimą, kvapą, tokį gerų rūkalų, kavos ir tokią aplinką ir šiek tiek dulkių kvapų, bet man tas viskas taip susiveda į tokį vientisą, kaip sakyti, dalyką, kad aš
žaviuosi, aš žiūriu tą spektaklį ir kartais būna, jeigu pasižiūriu tą spektaklį vėliau filmuotą ir žiūriu, ir to nėra, o iš tikrųjų viskas, to galbūt ir nebuvo, o gal ir buvo, aš tiesiog taip mačiau. Nu ir mane va ta žavi ir aš lygiai taip pat paveikslę iš tikrųjų gyvenu jame, galiu apie jį pasakoti, galiu, reiškia, ir nuotaikas, ir vos ne pokalbių sakyti, ką tik tai reikia. Va tokie tie mano paveikslai, va tokie. Vat akvarelė ką turi, ji gali dėti sluoksnį ant sluoksnio ir matytis, ir apatinis sluoksnis, ir viršutinis, ir dar viršio, ir kiek nori tų sluoksnių gali dėti, jie persimato. Nei viena kita technika tapybos neturi tos galimybės. Ten jau tepama spalva, maišyta konkrečiai tuo tikslu, o čia gali žaisti permatomumų ir jis įveda paslapties, įveda planų. Pirmas planas, antras, gali tolinti, gali aktyvinti, gali šalia lieti jau kitaip, kaip kad aš ir darau, tą tokį truputėlį kelių stilių suvedimą, taip kaip man reikia pasakojimui. Ekliptika buvo mano tokia pradžia. Aš lik ir buvau sugalvojusi, kad padarysiu ciklą visą, bet sustojau kažkur ties 5 darbų, kažkaip jau taip ir man užteko to. Pasižiūrėjau, kad labai daug įdirbio, labai daug informacijos, iš tikrųjų galiu save kartais ir pakritikuoti. Aš kai kartais darau darbą, aš tiek daug prirenku informacijos, medžiagos, žinojimo, aš tiek daug laiko sugaištu tam. Iš tikrųjų, aišku, man malonu, bet kartais padarau darbą ir žiūriu, irgi galima buvo tiek neieškoti, galima buvo paprasčiau ir save kaip ir kritikuoju, kad kodėl aš taip įsigilinu, kodėl aš tiek daug stengiuosi įdėti, o kartais tai tiesiog kažkam atrodo tik dėmėti kažkokią spalvą, o mano žinojime tai yra ten visa istorija. Toks yra paveikslas mano, kimono, jie įvyniota į tą kimono, šalia plaukioja žuvis, visas jos gyvenimas ir šukuosenos, ir plaukai, ir tas jos ypatingumas toksai išskirtinis, kuris žavi ir priveda prie to, jog tu supranti tai ne tik kaip kultūrą, bet kaip ir puošmeną bet kuriai moteriai. Kimono tai tobulas apvalkalas lanksčiam į žuvies moters kūnui paslėpti. Rytietiški galvos apdangalai tai būdas rišti plaukus, vėlgi jos norint paslėpti ir kartu karūnuoti. Kas gali būti geidžiamiau nei karūnuotasis kimono? Taip ir vadinasi mano tas paveikslas. Toliau turėjau vieną tokią temą, man tai pačiai labai graži ir galbūt aš ją šiek tiek atkartosiu. Tai yra senovinės segės įvairiausios. Ir va čia, pavyzdžiui, yra iš autentiškų, reiškės, dar išsilaikiusių arba restauruotų papuošalų, dedu kompoziciją, darau savo tą tokį šešėlį priešingą, kad jisai šviestų, ne šešėlis būtų nuo daikto, bet jisai šviestų tarsi dar kažkokią informaciją. Ir va čia tokia vyriška labiau jinai yra, sakė, bet man jos labai yra mielos, va būtent šitokios, aišku, gal ne kiekviena jau tokia labai džiaugsmingai pasisekusi, bet taip yra. Jeigu klaus apie gintarus, labai daug kam patiko ir kažkaip dovanų, tiesiog ėmė, tai buvo gintarų tokių kolekcija ir mane pasikvietė Latviai. Labai gražiai, pirmiausia, ambasadą pasikvietė ir pasikabino savo patalpose. O tai buvo susijęs su Baltijos keliu, kaip tik kažkoks tai jubiliejus buvo ir Latviai dainavo, fone mano tie gintarai visokie. Visą tą parodą. Nu ir ir su tais gintarais tas pats, aš tiek daug įsigilinau, kokių tų gintarų yra, kaip jie ten kinta, kaip jie atsiranda. O pasižiūrinu, kas čia, pavyzdžiui, skęstantis gintaras. Nu, jisai šviesoje skęsta ir tiek, o žinau jo istoriją, kaip jisai tampa to gintaru. Ir va čia, pavyzdžiui, yra šlifuotas gintaras, jeigu tik tai tas, kas liko. Menininkės darbuose nesvetima ir sakralinė tema. Sakralinės temos čia yra labiau plenero dalykas ir mus tiesiog globoja kunigai, neretai pasikviečia, duoda kur apsigyventi ir mes ten turime keletą, kartais savaitę, kartais porą savaičių plenerą. Ir natūraliai gaunasi, kad esi toje aplinkoje ir pats gal kiek domiesi, kad galėtum, reiškia, fiksuoti tokį dalyką, o šalia to jie nori kažką tai gauti savo dovanų ir paprastai pataikai tą temą, kuri yra aktuali žmogui. Čia yra Troškūnų bažnyčia ir mes ten turim dažnai plenerą, tarp kitko. Labai mielas kunigas, jis net kunigas, klebonas Saulius, priima mum, tai išskirtinis žmogus. Aš
tikrai galiu pasakyti, aš susižavėjusis pats, labai kultūringas, toks taurus ir turintis ką pasakyti. Ir leidžiantis mums tas šventes tokias švęsti. Ir čia pat, ką tik tai reikia, visos paslaugos, visi rūpesčiai tavo kūryba. Tai čia altoriaus gabaliukas, labai gražus, tarp kitko altorius, reiškia altorius, o už jo giliai eina arkos ir langai, šviesa, ypatingai atrodo. Jo, ir jautrus labai. O dar esu vartus nuliejus, pagirų podas, vartus nuliejus, labai gražiai, man pačiai ten tas fonas, reiškia, laukas visas už vartų, o į priekį taip tarsi kažkokia šviesa, tokia rytinė. Ir dar iš tos rytinės šviesos krenta vartų šešėlis, bet tas šešėlis šviečiantis, labai gražus. Gyvai tai jis iš viso gražus, bet ir neblogai ir tame atrodo. O čia va tas teatro motyvai, kur labai tokį, čia pirmas planas, toksai pats žmogus iš savęs, kaip jisai taisosi ir kaip jisai žiūri, ir paskui visas teatro scena, kokia jinai vyksta. Ir kaip sakau, aš kartais galiu detaliai daryti ir čia pat galiu kažką sulėti, kas man nėra taip svarbu, bet jisai kompozicijoje turi dalyvauti tas motyvas. Ir čia diptikas buvo ir toksai motyvas reiškia tarsi šuniu ir toliau tempėsi kitas paveikslas, mes jį galim dėti kokiu noriu atstumu, tai tada atrodys tokio ilgumo ta draperija. O iš tikrųjų jinai tempėsi, ten kitas šuo su tom pačiom lelijom ir jie tarp savęs labai gražiai atrodo, vadinasi apžavos. Kada kaip apžavi vieną žmogų, kaip apžavi kitą, kažkokie įsipareigojimai, kažkokie tarsi ryšys, o gal jo ir nėra, gal jis gali tolti iki begalybės. Ir čia naudoju japonišką akvarelę, tai tarsi nelabai skiriasi, bet ne vis tiek kitaip liejasi. Dar šitas, čia vadinasi manipuliatoriai iš sudegusio teatro. Tai ar tu buvai tam teatre, kur ten tave apgaudinėjo, kur ten taip ir kitaip. Ir jeigu tu tikrai jame buvai, tai tada tu turi tą patirtį tokią. Apie šitą tai per parodą, atsimenu, per pristatymą Filharmonijoje buvo mano asmeninė paroda. Ir aš pasakojau, tai man kolegė sako, tu tik tą ir daryk, tu tik mums pasakok prie kiekvieno paveikslo ir mes klausysim. Nereikia mums čia tų atskirų žiūrėjimų kažkokį, žinau. Ir čia labiau tokia buvo apie siužetas, apie tai, kad parodysiu, tarsi kojos kažkokia prigulusi dama, jos nesimato toliau. O čia tarsi tokia kolegė, draugė, kuri ją guodžia. Ir esmė pasakojimo tame, kad jis neateina, jinai pergyvena, o ta kolegė kaip ir guodžia, bet iš tikrųjų pati labai neblogai pasinaudotų tą progą ir susipažintų su tuo. Ir galiausiai staiga durų trinktelėjimas ir girdisi, kad jisai įeina ir įplaukia pirmą, nors čia jūs gal neižvelgsite, bet čia iš tikrųjų gėlės, rožės ir jisai su savo cilindru. Toks tarpukario Lietuva ir toks ardeko šiek tiek stiliaus, to tokio. Miesto tema artima Daivos namuose. O čia mano vaikystės svajonė ir tuo pačiu dovana, kai dar buvau labai jauna mokytoja. Turėjau draugių būrį, kurios visada stengdavausi, kad nors ypatingo gimtadienio progą padovanoti. O man senamiestis, kadangi aš iš ten kilus, man visą vaikystę ir jaunystę gyvenau senamiestyje, tai buvo labai ypatingas ir aš kartą paprašiau, kad man padovanotų namelį, o jos paėmė ir padovanojo 2 ir aš supratau, viskas, čia pradžia yra. Aš tikrai rinksiu, norėsiu tų namelių ir, kaip sakyt, bet aš juos imu ne kaip tokie atskiri, kur būna nameliai padaryti, bet tam, kad aš iš jų galėčiau padaryti gatvę ir susikurti kokį savo miestą. Ir galiu pasakyti, mes namuose turim tokią tradiciją, kai būna kalėdos, mes visose tose nameliuose uždegam šviesas, žvakutes ir kiekviename atrodo vyksta šventė ir aš atsimenu, kada vaikai buvo dar maži, tai didžiausias malonumas, jie žiūrėdavo, o jau pats tuos užgeso, o šitie dar švenčia. Bet prigesindavom šviesas ir toks kaip ir žaidimas, bet netgi esu dalyvavus tokiam plenere Nykstantis Kaunas. Mano pati idėja, reiškia, remiantis šitą temą Nykstantis Kaunas, buvo tokia, kad viską aš galiu pasiekti. Apačioje, kas yra, ne, būdavo gyvenamieji butai, reiškia, po to jie virto parduotuvėmis, tik 2 aukštas gyvenamas, 3. Ir žinot, kas nepaliesta? Nepaliesta buvo stogai tuo metu. Ir aš pasižiūrėjau, dar yra visokios karūnos, visokie išsikilimai, įvairiausi papuošti. Ir jie net ne tik, kad nepaliesti žmonių gyvenančių, bet net ir tų remontuojančių. Jie nepadažyti, nes jie aukštai. Ir aš tą mintį pagavau ir aš padariau visą tą ciklą tokį, kad Kauno karūnos. Ir kaip sakiau, kad kur, reiškia, tarsi nėra tų karūnų, tai ten nutupia paukščiai ir jie irgi karūnuoja tuos namus.
Turiu va vieną iš jų, galiu parodyti, va. Čia va iš Kauno karūnų. Toks ypatingas. Nu, nežinau, pirmas buvo, kur aš pamačiau, galvoju, čia karūna. Čia turi būti karūna ir aš turiu ją fiksuoti. Ir va dar vienas parodysiu tokį, man atrodo, turbūt Kurpių gatvėj. Dabar tai kaip ir renovavo visą tą gatvę, papuošė, bet buvo vienas toks konfliktinis namas, kur savininkė nesutiko, nenorėjo ir taip liūdnai klostėsi, tarsi tas namas pradėjo griūti. Ir vat irgi esu gražiai ir aprašius tą tokį, kad vat vyko gyvenimas, vyko tarsi puota kažkokia ir aš per tos aklus langus kartu matau kažkokį, lyg šviestuvai kažkokie būtų buvę, lyg kažkas ir va jisai, tas nykstantis Kaunas, taip, tas namas, jeigu jis nebus sutvarkytas arba neleis kažkaip kaip nori šeimininkė, tai jis gal ir taip nunyks, bet tuo metu labai aktualu ir tuo pačiu mačiau grožį tame, tokį puošnumą, įsivaizdavimą, kas ten galėjo gyventi ir tuo pačiu, kas iš jo lieka. Prie akvarelės tai susijęs labai su Dailininkų sąjungos pirmininku buvusiu Eugenijų Nalivaika. Jis organizuoja Baltijos tiltus. Tai yra labai graži tarptautinė paroda, atsikartojanti kas kelis metus. Labai gražu, kada per tas parodas susitinki ne tik su Kauno, Lietuvos akvarelininkais, bet su Baltijos šalių akvarelininkais. Labai įdomus ir tokie akvareliški būtent tie sprendimai. Tai tas visas renginys, jis kaip šventė būna iš tikrųjų akvarelistam. Mes noriai dalyvaujam, labai laukiam, kad pakviestų. Žodžiu, tas gražus bendravimas iš viso tarp akvarelistų yra. Tai va dėka dar tokių renginių. Daiva, o esi dėstytoja ar mokytoja? Mokytoja. Mokytoja. Labai dėl to džiaugiuosi. Dirbu toj pačioj mokykloje, kurioje pati mokiausi. Ir graži veikla tos mūsų mokyklos iš tikrųjų. Nu, aišku, mes ją mylim savaime, kaip truputėlį myli kokios močiutės namus, dar kažką. Bet vaikams sudaryta labai gražios grupės, labai apgalvota programa, labai vaikai gražiai mokinasi, iš vieno pereina į kitą. Mes globojam tos vaikus, pavyzdžiui, kartais atrodo, jis nelabai vykęs, ten, sakysim, tapyboje, ar ne? Bet aš kaip mokytoja žinau, bet jisai puikus grafiko. Ta mokykla ne tik, kad istorija turi, jinai turi ir vertę. Ta prasme, jeigu į akademinį piešimą žvelgti ar kažkur, tų žinių taurumas, ne tai, kad aš žaidžiu tuo menu, bet aš ir mokausi iš to. Ir po to jie iš tikrųjų stoja į akademijas ir jie yra dovana, aš manau, kiekvienai akademijai, jeigu netinginiaut nepradeda. Dovana, todėl kad jie geba viską, kūrybos turi daug, mes neužgesinam kūrybingumo, su akademiniu piešimu neužstojam to, leidžiam ir tą. Žodžiu, vaikai iš tikrųjų laimingi. Mums smagu, kad vaikai grįžta pas mus rugsėjo 1, ateina padėkoti, apsikabinti, padraugauti, ateina būriais, ateina ir kelios kartos. Tai šitas rodo, kad mokykla yra šventė. Mes mokykloje padarom rugsėjo 1 tokias gražias. Jūs net neįsivaizduojat nieko. Kaip mūsų ūkio ministras, mes jokiais vadinam savo ūkio dalies pavaduotojas, sako, kodėl kitose mokyklose normaliai ateina direktorius, pakalba ir pasibaigia rugsėjo 1. Pas mus dekoracijos, vaidyba. Bet reiškia, mes, pavyzdžiui, Tubelio name esame. Ir tas Tubelio namas tai buvo ministras pirmininkas, reiškia, tarpukario Lietuvos ir pasistatė tą namą ir mes tame name, pavyzdžiui, atkūrėm idėją, pavyzdžiui, rugsėjo 1. Tubelis pasikvietė svečius, apsirengė. Tubelienė gražiausia, Tubelis visas kaip atrodė. Mes pririnkom, vaikai persirengė į siužetus. Tai tėvus pakvietėm, jie apsirengė cilindrais, jie apsirengė damutės, mes va tokios apsirengusios visos pasipošios. Pavyzdžiui, vienais metais persirengė visi mokytojai graikais. Pasidarė visi ir, žinot, skulptorių mūsų, jie kala pagal tą, eina ten kažką, Marsas ten kažkoks bėga su savo visais tais sparnais ir ant kulnų pririštais, veža ten jau tą imperatorių. Nu, žodžiu, aš jums nėra kaip pasakyti. Ir eina tokie procesai, ir muzika tokia, taip gražiai padaryta, kad eina muzika ir cint, jinai sustoja. Ir vieną sekundę visi sustingė, tarsi kažkokiam paveikslui. Sekundę pastovi ir toliau jie vėl taip gražiai žygiojo, iškilminga tokia muzika. Ir vėl sekundė sustoja. Nu, žinau, kad vaizdas buvo, nėra taip kokybiškai nufilmuota, kaip kad ten buvo. Mes turime, pavyzdžiui, paskutiniai metai buvo Paryžius, Eifelio bokštą pasidarėm. Nusipaišėm, pasidarėm, išsikirpom. Tai ten pas mus, žinot kaip,
paėmėm vieną motyvą dainos, tokios 30 kelintų metų. Ir dailininką. Ten ir atėjo direktorė, pažiūrėtų to, kad jinai ką nors pasakytų kalbą, aš jai suradau tekstą, kur dainuoja prancūzė su didžiausiu H tarimu. Jinai išėjo ir ką, jau mokytoja direktorė kalbės ir jinai dainuoja. Jinai žiopčioja taip, kaip dainuoja. Žinok, pradžioj tėvai pagalvojo, kad jinai dainuoja. Bet paskui mes visą iš to motyvą darėm. Paskui atsirado, Degačio buvo toks dalykas, balerinas, kuris jisai paaišė. Atsirado balerina. Ten mergaitė dainuoja tą pačią dainą. Ten dainam apie Prancūziją, apie Paryžių, apie motyvą. Ir dainuoja tą mergaitę, jinai kaip balerinai, dar moka šokti, labai gražiai pašoko. Nu, žinokit, ten yra ką veikti. O tas Degais turėjo tokį įprotį, kad, reiškia, jisai nutapydavo darbą ir jam atrodo, ir padovanodavo, arba parduodavo. Tai man atrodo negražu. Ne, dar reiktų pataisyti. Jis ateina savininko neklausęs, pasiėma paveikslą, savininko žiūri, nėra paveikslo. Finale jisai nusineša namo, pataiso pagal save, tai gali būti labai didelis pasikeitimas ir grąžina paveikslą. Tai paskui jau sakė, tie, kurie pirkdavo, prikaldavo prie sienos paveikslą, kad jisai nepasiimtų. Tai va šitą motyvą mes irgi panaudojom. Ir ten paskui iš Paryžiaus atvažiavo mūsų tokia viena teoretinio dalies pavaduotoja. Jinai kažkada buvo šokėja, tai irgi ten pasimaivė, atvažiavo su dviračiu nuo pajūrio, tai pasiveidė. Tai fainai, nu aš žinau, kad kaip smagu, kad tas atsiekimas. Kad vyras ir yra menininkas. Taip, vyras yra grafikas, labai man dabar jisai tokius, jis turbūt pats save labiau pristatytų. Gal mes nesam tokie labai savi ir laikantis tokiais dideliais kažkokiais tai labai menininkais. Mes tokie, kur, mūsų toks gyvenimas. Ar lengva? Mums tarp savęs tai yra lengva. Tu gali išsispręsti viską su savo kūryba. Jeigu tu turi problemą, tu gali lieti, ten, sakysim, mano atveju, ar ten dirbti grafiką, ar tapyti ir visą tą savo emociją išlieti. Save nuraminti, savim, kaip sakyt, pasirūpinti, pagelbėti savo. Ir gali būti kitą dieną nekokia. Gali būti labai didelės problemos. Tu turi į kur pereiti. Ir tarsi, kad nueitum nuo nelaimų, nuo visokių išgyvenimų kažkokių, kad tu galėtum būti tenais, kol tu vėl galėsi grįžti į gyvenimą taip, kaip tu jį gyvenai iki tol, kada viskas buvo gerai.